Labadiena, sveiki, įsijungia tiesioginę transliaciją moterų A lyga jūsų ekranuose, Gargždų stadionas taip pat juose ir šiandien čia Gargždų Bangos ir Kauno rajono Hegelmann Blys. Iš Hegelmann gynėjų pusės čia prašoka Danielė Svirnelytė ir dabar Bangos ataka, perdavimas į baudos aikštelę ir Greta Lukienčiukė. Grikšaitė toliau bando žaisti čia, dabar dar vienas smūgis ir dar kartelį bando atakuoti Bangos futbolininkai. 17 valandą transliaciją taip pat galėsite žiūrėti, o čia pavojinga situacija, Kriaučiūnaitė, jos smūgis ir pati bando smūgiuoti. Dabar kairę koją irgi kabina kamuolį baudos aikštelę, bet Surikovo neklysta. Makarevičiūtė čia, Žinaitė sukasi ir uždirba dar vieną pražangą. Žinaitė atrodo bandys pati, taip ir yra, ir Surikovo vėl gaudo kamuolį. Makarevičiūtė su kamuoliu, Žinaitė bando duoti ir štai taip. Pavyksta rasti Gailevičiūtę, čia šansas ir Jokubaitytė. Žia galva, čia reikia neprarasti kamuolio. Čia bando smūgiuoti Bangos futbolininkė iš toli, bet Lukienčiukė vietoje. Šinskaitės perdavimas. Bangos aikštelėje Monika Grikšaitė ir tai yra 11 metrų baudinys. Banga yra pelniusi kol kas vos vieną įvartį. Ar bus antrasis smūgis ir kamuolys vartuose į vieną pusę. Kamuolys į kitą pusę, Greta Lukienčiukė ir Gargždų Banga sugeba išsiveržti į priekį 39-ąją susitikimo minutę. Gerai spaudžia varžoves Bangos futbolininkės ir Žeglevičiūtė, Gailevičiūtė, atsiprašau, kamuolį galų gale praranda, čia smūgis iš dar viena klaida. Žinaitė, jos smūgis ir mušam sutikimus, o dabar Hegelmann kontrataka, Makarevičiūtės perdavimas ir vos į savus vartus nenukreipia kamuolio dabar. Dabar Bangos ataka, gera galimybė, ar bus antrasis įvartis? Taip! 2-0. Monika Grikšaitė sveikina dabar komandos draugės, Bangos kapitonės sugeba pasižymėti 51-ąją susitikimo minutę ir Kauno rajono Hegelmann komanda atsilieka jau 2 įvarčių skirtumų. Banga per visą sezoną iki šiol. Oi, koks geras perdavimas, galimybė ir Greta Lukienčiukė. Šiandien yra Bangos diena, Bangos merginos ar Bangos vėl taip ten prasūdo pro gynėjas Monika Grikšaitė. Perdavimas nuo kampinio gairelės, čia gali būti pavojinga ir Liužinaitė muša įvartį jau per pridėtą rungtynių laiką, nesusipratimas iš Bangos gynėjų ir vartininkės pusės. Liužinaitė vartininkės kalbės galėjo tikrai drąsiau žaisti kamuolio, čia susikūrimas į geltoną kortelę. Čia Baltrūnaitė prie kamuolio. Neblogas bandymas ir oi, kamuolys atsiduria vartų tinkle. Pirmą pergalę šio sezono moterų A lygoje iškovojo Gargždų Bangos merginos.